Turi pabaigti namų darbus. Tai labai geras dalykas. Jeigu toks geras dalykas, kodėl tu jų nedarai? Gerus dalykus reikia taupyti jų, kad liktų ir rytojui. Palikime, mamyt, ir eikime ką nors paveikti. Gerai, eikime į miestą pažiūrėti, kas ten darosi. Tikiuosi, niekas nesuks mums smegenų apie tuos rinkimus. Kaip galima nesidomėti politika? Juk jeigu tu ją nesidomėsi, jie tavim vis tiek domėsis, mokesčiai ir visa kita. Bet dabar, sako, Lietuvoje pastatys gražiausius pastatus, keliai bus švelnesni nei mano nugara. Tėdi, pajunk mums žinias. Jie ne mūsų lygio. Kokius nuomonių akrobatus išsirinkome šiais metais? Su jumis Lietuvos žinios. Kas laimėjo rinkimus, išgirsite netrukus, bet kaip žinia, morališkai laimėjo visi. Ar suksime į kairę ir į dešinę, vis tiek stovėsime vietoje, taip? Ar kas nors pagerės? Anekdotas. Grįžta premjeras namo, krauna pinigus. Žmona sako, nu kiek galima, jau pavargau. Jis sako, tai džiaukis, kad neabu dirbam. Gražiausias Lietuvos pensininko atostogos yra kur? Pro langą. Ar Lietuvių partija laimės, ar Lenkų, vis tiek džiausis tik pusė Ei, Vilniaus. nestumk ant Vilnius jėga. Graži ta Lietuva, tik rinkimų čia nereikia. Kam?